Sveiki bičiuliai. Pasidariau vėlgi statistiką labiausiai tikrinamų automobilių per šiuos metus. Tai reiškia, kokius dažniausiai užsako automobilius klientai tikrinimui. Padarykime top 5 ir pradėkime nuo 5 vietos. Tai 5 vietoje būtų Volvo XC60. Labai dažnai užsakomas automobilis patikrai. Tiek vyrų, tiek moterų. Čia, kaip sakant, neįskirčiau būtent kas daugiau užsakinėja, nes tas modelis yra populiarus tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų. 4 vieta. 4 vietoje būtų Audi Q5 bičiuliai. Audi Q5 automobilių taip pat labai daug patikrinam. Dažnai labai taip pat užsakomas automobilis paieškai. 3 vieta. Škoda Octavia bičiuliai. Škoda Octavia, galima sakyti, vienas iš tokių netgi populiaresnių automobilių pas lietuvį. Kodėl? Todėl, kad dažno lietuvio poreikius atitinka šitas automobilis. Kaip sakant, nėra visiškai maža bagažinė, kad būtų ganėtinai erdvi, salone taip pat vietos ganėtinai užtenka, automobiliai yra ekonomiški ir nelinkę labai stipriai gesti. 2 vieta. 2 vieta, dabar palaukit, buvo 3 vieta Škoda, tai 2 vietoje bus BMW 5 serijos bičiuliai. Šitų patikrinam begalę bičiuliai. Labai populiarus modelis tarp Lietuvos piliečių. Čia vėlgi užsako tiek moteris, tiek vyrai, mėgsta ypač jaunesni asmenys, kam pavyzdžiui būna, kad tėvai užsako tiesiog patikrą, nes nori nupirkti sūnui ar dukrai BMW 5. Taip pat neįskirčiau sedanus ar universalus. Aišku, universalų patikrinam daugiau, kas be ko, todėl kad paprasčiausiai sedanų yra mažesnis pasirinkimas. Bet ir kaip ir sakiau, lietuvio poreikis dažniausiai yra erdvi bagažinė. O kaip žinia, universalas turės tikrai erdvesnė už sedaną. Na ir bičiuliai, spėkite, kas 1 vietoje. Greičiausiai, kad mintise atspėjot. O jeigu ne, tai parašykite komentaruose. 1 vietoje, bičiuliai, Passatas. Tautovežis, bičiuliai, Passatas. Passatų patikrinam, wow, begalė. Ne viena šiais metais diena buvo, kad per dieną patikrinam 4-5 automobilius ir visi jie yra Passatai, bičiuliai. Pradedant nuo B7, baigiant B8 faceliftiniais. Tai čia būtų pats populiariausias automobilis tikrinimui. Ir kas liečia Passatą, tai Passatų žmonės mėgsta pirkti dizelinius. Kažkaip benzininių gaunam užsakymų, bet labai nedaug. Ir jeigu benzininį gaunam, tai dažniausiai būna užsakymas sedano. Bet jeigu žmogus renkasi universalą, tai 98% iš užsakymų būna dizelis. Tai va, bičiuliai, tokios tokelės. Jeigu ir jūs turite išsirinkę automobilį patikrai, nedvėjokite, kreipkitės į Važiuojam Auto Facebook puslapį, atsiųskite skelbimo nuorodą, kurį išsirinkote, apsitarsime viską, ar verta tą automobilį tikrinti, ar neverta, kiek jums tai kainuos ir kada tą paslaugą atliksime. Na, o jeigu turite kažkokių dvejonių, neįsirenkate automobilio, tai visada galite pasirinkti automobilio paieškos paslaugą, kurią užsakius, pagal jūsų poreikius, jūsų turimą biudžetą, surasim jums tinkamą pirkti automobilį. Ačiū visiems, kaip visada, ačiū dar kartelį, kas pasidalinate, kas paspaudžiat laiką, kas paliekat komentarą, bei žinoma, kas be ko, jeigu dar neseki, neužmiršt to padaryti. Ačiū dar kartelį ir iki kito susitikimo.